Samumas Kauno regiono skyriaus kredo. Jeigu matai vagį, skambink 112. Ačiū. Dainuok ir sportuok. Ir aš kaip komandos kapitonė jaučiu atsakomybę, kad kiekvienas šitą mūsų skambų ir gražų pavadinimą įsidėmėtumėt iki širdies gelmių. Todėl dabar visus labai garsiai kviečiu dainingai, melodingai ištarti. Dainuok! Dainuok! Sportuok! Sportuok! Dabar kartu. Dainuok! Sportuok! Dainuok! Sportuok! Dainuok! Sportuok! Čia jau geriau galbūt. Tai va, labai noriu pasakyti, kad šita komanda tikrai yra labai draugiška, galit ją palaikyti, jinai nepyksta, kad balsų bus per daug, mums jų niekada ne per daug. Ačiū Jums už tai. Taigi, jeigu Jums patiko komandos pavadinimas Dainuok ir sportuok, prašau į rudąją kortelę įrašyti numerį 2. Jeigu Jums patiko ši komandos kapitonė, o jinai dabar pasakys, kodėl už ją reikia balsuoti kaip už komandos kapitonę ir kuo jinai yra įspūdinga ir išmaninga kaip komandos kapitonė. Na, aš, kaip matote, esu pačios geriausios, linksmiausios ir nuotaikingiausios komandos kapitonė, tai Jums tiesiog nėra kito pasirinkimo. Labai smagu iš tikrųjų, kad tokia šventė atėjo į linksmažalį. Rudenėlis atkeliavo praktiškai jau žiema ir va, tokia graži labai šventė. Susipažinom su Vincė, skambinsim būtinai. Gal nueisim pasportuot, galbūt cepelinų pagarint, gal į galionką kažkur irgi pribėgšolios. Na, o dabar mes norėtume girdėti, kodėl reikėtų už Jūsų komandos pavadinimą balsuoti. Ir priminkite, koks Jūsų komandos pavadinimas. Mūsų komandos pavadinimas Karpino Ledis. Čia susirinko ansamblis ledžių. Praktiškai gal į lietuviškai. Pagyvenusio jaunimo. Jo, pagyvenusio jaunimo į lietuviškai. Sakykite, koks jisai yra. Mūsų komandos pavadinimas cepelinų garintojai ir manyčiau, už mūsų komandos pavadinimą reikėtų balsuoti, nes jūs raskite čia geresnį pavadinimą, kuris buvo sugalvotas maždaug per 15 sekundžių. Du kartuvas sako balsuoti, tai 4 gaunas maždaug irgi. Ką dar galiu pasakyti? Dar už mūsų komandą galėtumėt prabalsuoti, nes jei prabalsuosit vyrai, tai 2 kartų yra 4 už 4 numerį. Tai va. Jeigu prabalsuosit už mūsų komandą vyrai, tai visų pirma aš jums duosiu bet kurios iš mūsų komandos esančių merginų numerį. Aš norėčiau girdėti, dėl ko reikėtų balsuoti už Jūs kaip komandos kapitoną. Nu, suprantat, va, aš jums priminsiu tokį mažytį niuansą. Maži vaikai giriasi? Aš irgi buvau ir jauna, ir graži. O dabar ką, aš negraži? Balsuokit už mane, aš graži. Kur plėta? Taigi, kaip ir girdėjote, fanfaromis norime paskelbti mūsų paskutinėje dalį balsavimus. Na ir mūsų balsavimai už pasirinktą dainą bus visiems žinomi, nes jie vyks Eurovizijos konkurso būdu. Kiekviena komanda turite 3 balus. 2 mažuosius, 1 ir 2, ir 1 didįjį balą, 5. Atsistojęs kapitonas tars, kuriai komandai skiriate, kuriam pasirinktos dainos dalyviui skiriate 1 balą, kuriam pasirinktos dainos dalyviui skiriate 2 balus ir kuriam pasirinktos dainos dalyviui skiriate 5 balus. Pirmas 1 balas skiriamas numeris Džordanos Kvadratu. Numeriui 4. 1 balą gauna komanda numeris 4. 2 balai. 2 balai. 2 balai skiriami
broliam Latvijam. Alaus dangai nėra. Komandai numeris 2, šaunu, na ir komandai 5 balais. Mumis, kaip arčiausiai sėdinčius, labai sužavėjo Jordana numeris 3. Komandai numeris 5 skiriami 5 balai. Visus savo balsus mes atiduodam Jordanai Butkutei. Taigi, 1 balas. 1 balas atitenka Jordanai Butkutei numeris 1, tai yra staliukas Numeris 3. vynų ledė. 2 balai atitenka tam šaunių vyrukų staliukui ir tų šaunių Numeris merginų 4. staliukui numeris 4, cepelinų garintojai ir aišku, 5 staliukas gauna 5 taškus. Go to table number 1. Aš manau, vertimo nereikia. 2 points. Go to table who songs Daina. Piano in table number 2. Stalelis numeris 2 gauna 2 balus. And 5 points goes to Jordana number 3 from Latvia. Tai ką, 1 tašką duosim trečiai Jordanai. Stalelis numeris 5 gauna 1 balą. Asmeniškai nuo manęs 5, bet nuo komandos 1. Taip išėjo. Konkurencija. Dabar taip, 2 taškai skiriami žinoma Poršėliams. 2 taškai Staleliui numeris 1. Ir 5 taškai skiriami už tai, kad pas juos alus ant stalo net. Taip, stalui numeris 1 skiriam 5 balus. Antram stalui skiriame 1 balą. Ir trečiam stalui skiriame 2 balus. Antra komanda 11 balų. Nugalėtojai antra vieta. Trečia vieta. Pirma komanda 8 balų. Nepakartojant. Pirmąją komandą. Pirmąją vietą iškovojo 5 komanda su 16 balų.
įteikiamas sertifikatas ir suteikiama galimybė dalyvauti atrankoje į finalinį Kauno rajono karaoke vakarą. Kviečiame antros vietos nugalėtoją Mantvydą Ambrazevičių. Sertifikatas ir galimybė dalyvauti Kauno rajono finalime karaoke konkurse. Kviečiame trečios vietos nugalėtoją Vaivą Girnelienę. Ir galimybė sudalyvauti Kauno rajono finalinime konkurse. O dabar noriu pakviesti baltosios dėžutės savininkę ir komisijos narę, kuri pasakys verdiktą ir apibūdins, kas šiandien dienai yra pats geriausias vakaro komandos kapitonas. Bet, tu matai, kas galėjo pagalvoti? Nu tikrai, žinokit, hebrytė. Nu, jokios korupcijos. Gavo 1 balą ir 4 kapitonas. Gavo 1 balą 3 kapitonas. Gavo 1 balą 2 kapitonas. Gavo 1 balą 1 kapitonas. Ir gavo 1 balą 1 kapitonas. Ir apdovanoti geriausią vakaro komandos kapitoną. Gerbiamas kapitonė. Linksmakalnyje organizuoto karaokės vakaro geriausių kapitonų, bet, brangusis, namie tu. Ne kapitonas. Ir norime išgirsti. Dabar papasakokite jūs. Ar buvo labai sunkiai pasiskirsta balsai, ar buvo vienbalsiai numatyta? Nu, prašau, išsamei. Aš sakau, balsai yra už ekspromto sesijos dalyvį. Tai balsai pasiskirstė 2 komandom tik tai. Ir taip. 2 balsai vienai, 3 kitai. Už 4 komandą 2 komandos prabalsavo, o nugalėjo 5 komanda. Taigi, kviečiame Vaskovą atvykti. Ačiū. Ačiū labai. Kas laimėjo vakaro vertintojo titulą? 1 balas pirmai komandai. Pirmam. 1 balas 4. Ir 3 balai 5 staleliui. Kviečiame Juliją, vakaro nugalėtoją. Sveikiname. Ir aš kviečiu paskutinį komisijos narį, rudosios dėžutės savininką. Tai 1 tašką gavo komanda numeriu 4. 1 tašką gavo komanda numeris 1. Ir 3 taškus gavo komanda 2. Ir mes kviečiame komandą Dainuok ir sportuok atsiminti savo komandos pavadinimo titulą. Kiekviena komanda už
Ir mes artėjame prie mūsų pačios gražiausiosios dalies, netradicinės dalies. Mes kiekvienam vakare ieškom žmogų, kurį galėtume pakviesti kaip įspūdingą neatrastą talentą į finalą.